Taip, iš tikrųjų, kardo kirčio pratybos yra unikalios tuo, kad tai yra tarptautinė aplinka ir mes turėjom taip pat brigadoje gerą galimybę turėtis mūsų kolegas iš partnerių šalių, tai Britai, Danai, taip pat ryšių karininkai iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš divizijos, buvo iš kaimynų, iš Estų ir Suomių. Todėl šita aplinka mus kaip ir įgalino tą planą, kuris jisai buvo paruoštas divizijos, įvykdyti pakankamai gerai, aš taip manyčiau, ir užduotį tą ketinimą, kuris buvo suformuluotas, įvykdė nepriekaištingai. Be abejo, štabui tai buvo pakankamai naudinga, nes šios pratybos tai mums tam tikra treniruotė vykstančiom pratyboms rugpjūčio pabaigoje, Cyber Junction, kurios vyks Vokietijoje. Mes dar kartą pasitikrinom save, pasižiūrėjom, kur gal mūsų tokios būtų neužpildytos grandys ir padarę analizę galėsime įvertinti ir geriau pasiruošti už pusantro mėnesio vykstančioms pratyboms. 2 savaitės jos prabėgo pakankamai greitai, kadangi tempas buvo sudarytas neblogas, mokymų vadovybė sugebėjo mus ir paspausti šiek tiek, pakankamai buvo laiko ir suplanuoti einančioms operacijoms, tačiau štabas dirbo kaip laikrodukas, todėl manyčiau, kad sėkmingai įvykdyta užduotis, tai motyvuoja karius. Ir kai matai rezultatą, tai be abejo tai nuteikia džiuginančiai, todėl nuotaikos tik tai pačios geriausios, kadangi artėja ir ilgasis savaitgalis, kariai pasiilgė namiškių, kaip ir namiškiai turbūt pasiilgė karių. Ir tai mūsų kasdienybė, tačiau namai yra ta vieta, kur norisi visą laiką sugrįžti. Taigi, Geležinio vilko kariai yra aukštai motyvuoti, jie žino, ką jie daro, ką jie pasiekia, kam jie yra treniruojami. Todėl tik su geriausiam mintim, geriausiais idėjom grįžtam atgal, kur turbūt mes panaudosim peržiūrant naująjį mūsų mokymo ciklą, kuris prasidės nuo Liepos 1 dienos, kad galima būtų įdiegti ir pašalinti tuos trūkumus, kurie galbūt buvo iškilę šių pratybų metu.